Spalio 27 dieną įvyko antrasis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų turas. 52 rinkimų apygarda Nalšios šiaurinė apima 27 rinkimų apylinkės, iš kurių 10 yra Visagine, 17 Ignalinos rajone, taip pat kelios Zarasų rajone. Į antrąjį rinkimų turą pateko du kandidatai – ignalinietis Gintautas Kindurys nuo Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos ir visaginietis Jevgenijus Šuklinas nuo Liberalų sąjūdžio. Reikia pažymėti, kad šį kartą Visagino gyventojai buvo aktyvesni per išankstinį balsavimą nei pirmajame ture. Spalio 22-24 dienomis Visagine iš anksto balsavo 9,18% rinkėjų, o tai gana artima bendram šalies išankstinio balsavimo rodikliui 10,8%. Šių rinkimų fenomenu galima pavadinti rekordiškai aukštą išankstinio balsavimo procentą Ignalinos rajone ir pačioje Ignalinoje. Pavyzdžiui, vienoje iš Ignalinos apylinkių iš anksto balsavo beveik trečdalis rinkėjų. Tokie rodikliai smarkiai veikia bendrus rinkimų rezultatus, todėl politikams vertėtų atkreipti dėmesį į Ignalinos patirtį. Priešrinkiminė agitacija iš abiejų pusių buvo labai aktyvi, nors tai nesmarkiai paveikė rinkėjų aktyvumą. Nalšios šiaurinė šį kartą nebuvo paskutinė pagal rinkėjų aktyvumą, kaip buvo pirmajame ture. Visagine balsavo 32,57% rinkėjų, o Lietuvoje 54,55%. Nalšios šiaurinėje apygardoje rinkėjų aktyvumas buvo didesnis nei šalies vidurkis ir siekė 35,85%. Po balsavimo pradėtas balsų skaičiavimas. Ir 26 apylinkės gana greitai pristatė savo rezultatus, kuriuose pirmavo Jevgenijus Šuklinas su 50,81% balsų, o Gintautas Kindurys buvo antras su 47,53%. Tai visgi dar nebuvo galutiniai duomenys. Kandidatams ir rinkėjams teko truputį nerimauti dėl Ignalinos centro apylinkės, kurioje yra užregistruota 2969 rinkėjai ir kuri galėjo paveikti galutinį antrojo turo rezultatą. Pagaliau po vidurnakčio atėjo rezultatai iš Ignalinos centro, kurie tik nežymiai pakeitė balsavimo rezultatus. Galutiniai rezultatai: už Jevgenijų Šukliną balsavo 50,47% rinkėjų, o už Gintautą Kindurį 47,80%. Visagino rinkimų apylinkėse už Jevgenijų Šukliną balsavo daugiau nei 60% rinkėjų. Jis taip pat laimėjo ir Ignalinos apylinkėje, nors ir su nedideliu skirtumu. Sveikiname Jevgenijų Šukliną tapus Lietuvos Respublikos Seimo nariu ir linkime sėkmingo darbo. UAB Retroplast žada sukurti apie 100 darbo vietų ir teigia, kad jos veikla yra saugi. TTS redakcija pateikė keletą klausimų UAB Retroplast administracijai, kuri planuoja vykdyti veiklą Visagino savivaldybės Skritelių kaime. Primename, kad ši teritorija anksčiau priklausė Ignalinos atominės elektrinės autotransporto centrui, o vėliau Visagino transporto centrui, kurį įsigijo įmonė Polimerų parkas. Pasak UAB Retroplast, įmonė sudarė šių pastatų nuomos sutartį su jų savininku 10 metų laikotarpiui, su galimybė ją pratęsti. UAB Retroplast taip pat pranešė, kad šiuo metu tvarkomi dokumentai, kurių užbaigimas leis pradėti ūkinę veiklą, susijusią su antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų perdirbimu. Paklausta, ar buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimas, Retroplast administracija atsakė, kad perdirbant antrinės žaliavas ir pakuočių atliekas, poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas. Tačiau įmonė pažymė, kad jei bus svarstoma galimybė vykdyti veiklą, kuriai būtinas poveikio aplinkai vertinimas, jis bus atliktas. Vis dėlto UAB Retroplast teigimu šiuo metu tokių planų nėra. Įmonė taip pat informuoja, kad pradėjus planuojamą veiklą numatoma, jog Retroplast dirbs apie 100 darbuotojų. Be atsakymų į redakcijos klausimą, UAB Retroplast pristatė savo veiklą Visagino savivaldybėje. Planuojama UAB Retroplast veikla leis atgaivinti plastiko atliekas tolimesniam panaudojimui ir prisidėti prie plastiko ciklo apyvartos, teigiama Retroplast pranešime. Įmonė taip pat tvirtina, kad visa atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma griežtai laikantis atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Lietuvoje taikomi labai griežti aplinkosaugos reikalavimai. Įmonės periodiškai tikrinamos ir griežtai baudžiamos už žalą aplinkai, sakoma Retroplast pranešime apie atsakomybės suvokimą. Primename, kad daugelio visaginiečių pasipiktinimą sukėlė LRT informacija apie galimą plastiką perdirbančių įmonių perkelimą iš Vilniaus į Visaginą. Gyventojams taip pat neaišku, kodėl vietos valdžia neinformavo visuomenės apie planuojamą įmonės veiklą savivaldybėje ir tai, kad į teritoriją jau atvežtos atliekos. Šiuo metu Aplinkos apsaugos departamentas atlieka Retroplast veiklos Visagino savivaldybėje patikrinimą. Patikrinimas gali būti baigtas iki 2024 m. lapkričio 7 dienos. Mes toliau informuosime apie šio projekto veiklos eigą ir susijusius įvykius. Nuo spalio 19 iki 21 dienos Visagine buvo padegti tekstilės, plastiko ir buitinių atliekų konteineriai. Anksčiau Visagine taip pat buvo pasitaikę konteinerių padegimų, tačiau tokio vandalizmo dar nebuvo. Padegimai prasidėjo spalio 19 dieną, kai buvo padegtas tekstilės konteineris aikštelėje prie Norfa prekybos centro, Draugystės gatvėje. O spalio 19-21 dienomis piktadariai su maniakiniu atkaklumu degino konteinerius Tarybų ir Statybininkų gatvių sankryžoje. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos teigimu, spalio 19 dieną ugniagesiai 3 kartus vyko gesinti konteinerių, o spalio 21 dieną dar 2 kartus. Liudininkai, pirmieji pastebėję plastiko konteinerių užsidegimą ir iškvietę ugniagesius, pasakojo, kad ugnis buvo greitai užgesinta ir pirmojo padegimo metu konteineris pernelyg nenukentėjo. Dabar jis visiškai apdegęs, o plastiko likučiai prilipę prie šaligatvio. Pasak vietos ūkio ir statybos valdymo skyriaus vedėjos Valentinos Raubiškinės, tiksli žala dar nėra nustatyta. Šiuo metu sudaroma naujų konteinerių įsigijimo ir jų įrengimo sąmata, įskaitant sudegusių konteinerių demontavimą ir žemės darbus. Dalis situacijos jau pradėta taisyti. UAB Visagino būstas turėjo vieną atsarginį pusiau požeminį konteinerį buitinių atliekų surinkimui, kuris spalio 23 dieną buvo pastatytas sudegusio konteinerio vietoje. Plastikui surinkti bus pastatytas vadinamas varpo tipo konteineris. Viešosios tvarkos ir rinkliavų skyriaus vedėjas Marius Naruševičius informavo, kad šiuo metu paskelbtas vaizdo stebėjimo kamerų pirkimas, kurių apriepties zonoje bus dalis konteinerių aikštelių. Visagino savivaldybė, atsižvelgdama į galimybės, tęs papildomų vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimą viešajai tvarkai užtikrinti. Primename, kad mūsų mieste Visagine, kuriame yra didelis gyventojų tankumas, daugiau nei 2000 žmonių kvadratiniam kilometrui, įrengtos 70 vaizdo kamerų. Dalis jų jau nukreiptos į probleminės konteinerių aikšteles. Dabar stebėjimo zonoje turėtų būti ir aikštelė su sudegintais konteineriais.